I love it. Oh yeah. Tai labas vakaras, mėlyjeji. Daug matytų veidų, daug nematytų, labai malonu, kad atėjot. Čia aišku dėl to, kad nemokamai, ne? Tik dėl to susirinkot. Tai aišku, jeigu būtų petakas, kiek 3 žmonės, ne? Daugiausiai. 2, ne? Ok. Taip, ko mes čia susirinkom? O susirinkom pakalbėti apie mūsų mylimus santykius. Aš norėčiau paklausti iš jūsų, galit paplot, kas esate šiuo metu poroje? Turit partnerį? Kažkaip per daug man čia jūsų tokių. O gerai, paplojam, kas yra vieniši. Mano komanda. Ar jūs atsimenat, kai vaikystėje arba paauglystėje buvo tas momentas, kai mes visi galvojame apie savo išrinktąjį princą ar išrinktąją princesę? Žinokit, taip nebus. Aš jums galiu iškart. Gal mano patirtis ir nedidelė, bet galiu pasakyti, tikrai to nebus. Nes mums pasakojo jau tėvai, kad rasi princą arba princesę, jūs susituoksit, turėsit vaiką, tada pasistatysit namą ir gražiai gyvensit. Nichuja. Aš jums rimtai sakau. Ir pagalvojau, kad išsprendžiant šitą problemą, nes dažnu atveju mes dažnai pykstamės santykiuose, būna nesutarimų dėl vaikų, dėl to, kad šiukšlių neišnešė vyras, ar dar dėl įvairių priežasčių. Tai aš manau, kad šito išvengiant, mes pasikvietėm vieną bičą, kuris 17 jau metų dirba su santykiais, su mūsų galvom. Ir galvoju, kad gal nieko nelaukiant, pristatau jums psichologą, terapeutą Eriką Siudiką. Sveikas, mielasis. Labas. Nu, girdėjau, atostogose buvai, ne? Nu, buvau savaitėlę. Savaitėlę? Buvai atostogose, tik tai ar ir transplantaciniai? Nespėjau. Nespėjai su transplantacija. Aš matau, kad nieko nepakeitė. Buvau Turkijoje, girdėjau, kad ten daug kas važiuoja, bet nepagalvojau. Nepagalvojai apie tai? O tikrai galėjai, žinok. Tikrai norėčiau atrodyti kaip tu, žinai, bet dievulis neapdovanojo, žinai. Aš toliau nebegaliu, žinok, tęsti nuo tokių komplimentų. Aš norėjau paklausti tavęs, kiek laiko jau šiaip esat su žmona kartu? Su žmona mes kartu 4 metai esam. 4 metai. 4 metai, aš manau, verta aplodismentų. Ką jūs manot? Šiaip aš irgi galvau, kad daugiau. Kokia prasme skubėjote? Aš šiaip iš esmės jo. O tu kiek šiaip santykių pats turėjai? Nu, reiktų paskaičiuoti taip. Plius, minus. Šauk. Nu, aš manau, kad reiktų peržiūrėti, bet 4-5 yra buvę tikrai. 4-5? Taip. Oho, kiek tau dabar metų? Man 35. 35 ir tiek santykių. Oho, tai tu kas 4 metus intervalą ir darai, ne? Iš pradžių, kai buvau jaunesnis, tie intervalai buvo didesni. Ai, tai ilgiausius santykius turėjai ilgesnius negu 4 metai? Vienus turėjau, tai yra, o dabar kaip ir antri pagal. Ai, pagal tuos rimčiausius, ne, kuriuos kalbam. Taip. Kaip tau pavyko per 4 metus visą tai išlaikyti ir dar būti su šypsena, nes tavo žmona, mačiau visą laiką su šypsena, tu gal mažiau truputėlį? Nu, sielai šypsausi labai. Sielai šypsaisi? Taip. O ji mato? Aš tai matau taip, kad visi tie santykiai buvo tarsi tokie skirti tam, kad turbūt vis tiek visuose santykiuose nebuvo, kad ten buvo lengva būti. Ne? Ir kažkokie savi niuansai, kažkokie savi skausmai. Aš puikiai suprantu, ypač pirmoji meilė, manyčiau, ne? Pirmoji meilė vis tiek yra didžiausia problema, aš spėju. Nu, pirma meilė galbūt yra tokia, kad tai yra pirmas žmogus, kurį iš tikrųjų prisileidė ir tada tai yra toks pirmas patyrimas tą žmogų paleisti ir jis yra skausmingas. Vėliau paleisti antrą, trečią, jau tampa jau toks, labiau aišku kaip. Įprotis. Jeigu tai tampa įpročiu, tuomet galbūt irgi negerai, nes tuomet žmogus kaip ir nustoja apskritai prisileisti moteris. Pradeda tarsi taip labai paviršutiniškai žiūrėti į ryšį. Ne, tai yra, aš esu girdėjęs tų išsireiškimų, kad šalta širdis ar akmeninė pasidaro. Taip, bandai save saugot, žinai, kad mane neskaudintų, kad mane dar kažką ir
truputį baisu pasidaro. Nu, taip. O tau irgi buvo baisu, kad neprisileisti žmogaus? Daug reikėjo laiko po, tarkim, pirmų ar antrų santykių, kad prisileisti vėl naują žmogų? Nu taip, tai yra, ir dabar yra baisu, tai yra būti skaudintam. Žinai, kaip sakyti, nepasakok. Gyvenimas yra toks, kad gali ir likimas, ir Dievas paimti tą žmogų, žinai, ir gali likti vienas. Nežinai, kas gali tave, žinai, atskirti nuo to žmogaus. Ir ta baimė, kai tu prisileidai ar šuniuką, ar žmogą, ar moterį, ar draugą, visuomet atsiranda tokia neapibrieštumas ir toks nerimas, kad galbūt reikės su juo, aplinkybė susidės taip, kad reiks atsisveikinti. O atsisveikinti visada yra skaudu labai. Bet aš manau, kad to atsisveikinimo niekada nereikėtų pamesti iš galvos, kaip tu manai. Nes jis visada gali... Aš apskritai, kai aš visada pagalvoju apie visko baigtinumą, tai yra ir santykių, ir gyvenimo, ir namų, ir visko, tuomet aš tokį pajaučiu kažkokį viduje skausmą ir per tą skausmą aš pradedu labiau vertinti tai, kad tai dabar yra. Aš esu girdėjęs, kad kuo daugiau skausmo savyje išgyveni, tuo vėliau lengviau darosi, bet lengviau taip suprasti, kas tai yra iš pradžių, kas tai kokie sudėdamieji, ką reikia išmokti pačiam, kad galėtum tiek duot, tiek gaut. Taip. Ir aš taip stengiuosi, taip pat gyvenu ir taip gyventi tuo, kad tai, kas dabar yra, rytoj gali ir nebūti. Net nebejoju, rytoj aš tikrai nevesiu renginio dar vieno. Mes to nežinom, žinai. Aš čia tavo karjeros pradžia yra, žinai. Jo, bet to čia mano pirmas renginys, jeigu ką, tai jeigu nusivilsit, sorry. Va čia palaikymas, man patinka. Gal ir dažniau tada bus. Ir tie visi santykiai, mano akimis, jie buvo labai būtini ir tie santykiai, visos moteris, kuris buvo mano gyvenime, jos buvo nuostabios mano mokytojos, kurios vedė ir nuvedė link mano nuostabiausios žmonos Vilijos. Taip, kaip gražu, taip. Užtat mano akimis ir žmona turėtų jums padėkoti, kad per kažkokias tai interakcijas, kad jos mane paaugino ir nuvedė. Jo, man žinai, kas įdomu, kaip tu tokią gražią radai. Kai tu plikas. Žinai, kaip tau taip gavosi? Šiaip gyvenime, mano akimis, moteris pasirenka vyrus. O gerai, o tai mes negalim rinktis? Vyrai ką negalim? Mano akimis čia yra tokia filosofija, bet yra iliuzija. Apie iliuzijas dar irgi turėsim temą. Jeigu vidumi moteris turėtų vidumi pajausti, kad tai yra mano vyras, ir kai vyras pajaučia, kad ji man iš tikrųjų pasirinko, kad kai vyras pajaučia, kad iš tikrųjų man su ja saugu, kad jinai prisileidžia, jinai nenori kažkokių tai egoistinių kėslų iš vyro ir panašiai. Saugumas, man atrodo, labiau svarbu tas emocinis. Jeigu du žmonės yra komanda, tai aš manau, tie finansai per palaikymą jie vis tik ateis. Aš manau, bet ar tai, turiu tokį klausimą, bet ar visiems yra būtini tie santykiai, nes aš galvoju, niekada nereikėtų atsisakyti lauknešėlio, galbūt būsi vienas, senbernis ar senmergė. Tai ar tai yra būtina, kad gyvenime tu tobulėtum, ar tai yra tik tavo sugalvotas toks vadinamas boosteris, kad, nežinau, kažkokį nepilnavertiškumo jausmą užgoštų? Ir kaip, aš gyvenimą žiūriu per tokią vaidmenų prizmę, kad mano vaidmenys yra koks. Aš esu brolis, esu sūnus, esu psichoterapeutas, aš esu, nežinau, vyras, Ir galbūt daugeliu tai nuskambės keistai, bet vaidmuo vyras ar žmona, mama ar tėtis, tai nėra būtini vaidmenys tam, kad žmogus jaustųsi laimingas. O kaip tada tuomet turėtum žiūrėti nes tai yra pagal tave savotiški epitetai, tai žmona, vyras, tėvas ar motina, ar tai geriau žiūrėti kaip į žmogų, ar kaip į tam tikrą kategoriją kažkokią? Šiaip, aišku, tai yra, galima kalbėti apie idealų atveju ir neidealų. Kalbant apie neidealų, tai neidealių atveju būna kaip, kad žmogus gyvena, yra nesusitvarkęs savo viduje, nesusitvarkęs su artimaisiais, kažkur jaučia kažkokius tai neišspręstus klausimus, tokius tarpasmeninius, su draugais, su pažįstamais, su aplinka. Jaučia tokį socialinį nerimą ir dažniausiai, kai tie dalykai būna neišspręsti,
realiam gyvenime, ne? Viskas, kas neišspręsta, tai persineša į santykius su antra pusė. Pavyzdžiui, traumos vaikystės irgi gali būti. Nu, pavyzdžiui, tas toks, jeigu socialiniai erdvėje yra toks galbūt baimė būti, parodyti savo pažeidžiamumą, pavyzdžiui, ne, toks tarsi bandau būti aukščiau už kitus, nes tada aš kažko vertingas, ne, ir negebu jaustis lygų su visais. Bet dingsta tuo metu natūralumas visas, jeigu tu bandai įrodyti visą tai. Taip. Jeigu tu esi neišsisprendęs su savim problemų, kurių gali būti begalė, nesvarbu kuriuo metu, ir bandyti kažką tai įrodyti, kaip daug kas nori pasakyti. Tai aš manau, tai yra toks fake ir manau žmonės jaučia tai. Taip, ir visą tai tada persineša į santykius su antra pusė. Kadangi tu atsineši tam tikrą bagažą. Viskas, kas nėra išspręsta viskas gyvenime, tai yra iki santykių su vyru, tai yra arba su žmona, visą tai ten nusineša. Ir kuo daugiau yra disharmonijos, tai yra realiam gyvenime, santykių su visais, su tėvais, su artimaisiais panašiais, visa tai gaunasi kaip iššūkis, kurį tenka spręsti artimuosiuose santykiuose. Ir tada ieškai palaikymo toje antroje pusėje, kur galvoji, jeigu aš susirasiu antrą pusę, tai aš tapsiu laimingesnis, geresnis ir visa kita. Nors tu esi su savim nesusitvarkęs ir antrą pusę aš abejoju, kad tau padės susitvarkyti su savim. Nors kai kuriais atvejais galbūt. Taip, tai yra, bet dažniausiai ir gaunasi toks užburtas ratas, kad žmogus realiam gyvenime nesijaučia gerai vidumi. Toks jaučiasi vienišas, žmonių neprisileidžia. Yra savi niuansai ir galvoju, kad atsiras partneris ir jis tarsi kompensuos kažką. Bet tada ateina partneris, atsiranda jam dideli lūkesčiai. Žinoma. Su tavimi aš turiu jaustis gerai. Taip, nes tai yra vienas iš mūsų tikslų, iš esmės, susirasti. Tai pagal biologinius instinktus tai yra norima susirasti savo partnerį. Bet čia yra skirtingos prasmės. Aš ieškau partnerio dėl to, kad jis, kažkaip tai yra, mane padarytų laimingą. Ir aš ieškau partnerio kaip bendrakeleivio, einančio šalia manęs per gyvenimą. Ir čia yra du niuansai. Ir čia stiprūs niuansai. Ir čia yra esmė. Tai yra, jeigu aš ieškau antros pusės iš egoizmo, tai yra, pavyzdžiui, iš egoizmo, tam, kad pasirodyt, dėl pinigų, tam, kad... Dažnas atvejis. Ir vyrai ieško, kad šalia aplinkos kažkokia būtų ten kažkas ar kažkaip, arba dėl sekso, tai irgi tai yra toks dėl instinkto. Taip, tai instinktyvu. Pas mus biologijoje. Gyvenime visada už tai reikia susimokėti. Visada. Viskas turi savo atgalinį ryšį. Viskas turi atgalinį ryšį. Kiekvienas. Gerai, pakalbėjom apie tuos neidealius. Papasako, kas tada galėtų būti idealu. Aš turiu vieną teoriją. Kas galėtų būti idealu, tai pagal mane, jeigu tu išmoksti būti vienas, tada, manau, tu gali atsinešti į santykius pilną save, kadangi tu moki būti vienas, esi harmoningas, esi save suvokęs per tam tikras patirtis, ar per knygas, ar per dar kažką. Tai ar galėtum paneigti šitą teoriją, ar tu ją patvirtintum? Aš tikrai to paneigti negaliu, aš manau, kad tai turėtų būti siektinumas, bet ką reiškia, tas žodis būti laimingu, tai yra irgi ištisa filosofija. Manau, diskutuoti iki ryto būtų galima apie tai. Apie ką eina kalba. Ja. Bet aš sutinku su tuo, kad idealiu atveju tai yra rinktis partnerį mes turėtume ne iš skausmo, o iš pojūčių, kad aš gyvenime judu keliu, aš žinau, ko aš noriu, žinau, kur aš judu, kur aš einu, ir staiga atsiranda ar vyras, ar moteris, nesvarbu, ir staiga pamatom, kad blecha, mūsų keliai, žinai, sutampa. Kad mes norim į panašią tašką nueiti, mes panašiai einam, kad mums kartu eiti yra lengviau nei vienam. Nebūna dažnai, kad tik pirmus 2 mėnesius taip atrodo, o paskui viskas pradingsta, tiesiog tai atrodo... Priklauso matyti nuo to, su kokia pradinė intencija žmonės pradeda tos santykius. Ar pradeda vėlgi iš egoistinės intencijos? Aišku, tai nėra taip, kad aš savo įsivarinu, kad aš einu žmogum naudotis. Taip nebūna. Dažniausiai tai būna iš pasąmoningai. Būna. Būna. Šiaip mano patirti, tai yra kiek teko bendrauti man su 1000 žmonių, tai yra vienetus galėčiau suskaičiuoti. Bet dažniausiai tai būna taip, kad man skauda, aš turiu kažkokį skausmą, man kažko trūksta ir panašiai. Ir aš ieškau kažko, kad man būtų lengviau, kad mane užpildytų. Ir žiūrint filosofiškai, dvasiškai, tai vadinasi, kad aš ieškau žmogaus ne tam, kad duoti jam, o tam, kad gauti iš jo.
Tai dažniausiai taip egoizmas ir pasirodo, kad tu nori tik gauti, o duoti visiškai ne, nes tu esi tuo metu būtent arba įskaudintas, arba sulūžęs, tau gal nepasisekė darbe, nepasisekė kažkur gyvenime ir tada ieškai to atramos pečio, kuris atrodo tave pakels į viršų ir viskas bus gerai. Bet pažiūrėkim dar giliau. Tai yra vienu sluoksneliu. Giliai nelysim, bet įsivaizduokim, aš pastebiu tai, kad yra žmogus, vėlgi nesvarbu vyras, moteris, kuriam dėl tam tikrų priežasčių, vaikystės panašiai, kuriam labai reikia meilės ir jisai, pavyzdžiui, iš aplinkos negali jos paimti. Ir pavyzdžiui, pas jį atsiranda tokis lūkestis, kad tas partneris, tą visą meilės, tą bliūdą užpildys. Iš pradžių ir išpildo, nes ir vienam reikia daug meilės, ir kitam reikia daug meilės, ten tas medaus mėnuo, visą energiją kreipia. Pirmos žiežirbos, pirmas pasimatymas, bučinys, seksas, o Dieve. Ir visa energija nueina vienas kitam. Ir tada prasideda toks, kad wow, visą gyvenimą tai bus, wow, koks tobulas vyras, tobula žmona, moteris, būsima žmona ir panašiai. Ir kai ta energija pradeda sustoti, ir tada susitinka du tikri žmonės. Jo, Ar gali būti, kad susitinka tie tikri žmonės tada, kai jie pradeda gyventi kartu? Šiaip, kuo daugiau būna tos tokios rutinos ir panašiai, tuo daugiau atsiranda tikrumo. Aš esu sutikęs daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, kokius 3-4 metus, per nuotolį. Vienas ten. Pavyzdžiui, Tinderį. Bet... Skype'ą kažkada, kur galėdavom kalbėtis. Taip, bet pavyzdžiui, vienas gyvena Vilniuje, kitas Klaipėdoje. Ir pavyzdžiui, tą medaus mėnesį galima išpūsti iki 3-4 metų. Jo, bet tikras santykis, tikras buvimas atsiranda tuomet, kai atsiranda tie tikri gyvenimiškai iššūkiai, kai atsiranda ta buitis, kai stresas. Kai du ego susiduria po vienu stogu, vienoje aplinkoje, vienoje erdvėje. Ir kai tada reikia mokytis būti, kad neužgošt vienas kito, čia pirmas dalykas. Ir savęs ir kito, tai yra toks menas. Santykiai tai yra man toks menas. Menas būti. Dažniausiai tai vadina žmonės darbu. Ir aš manau, kad tai yra labai klaidingas požiūris. Jeigu tu tai žiūri kaip į darbą, nes dažniausiai žmonės nemėgsta darbo. Tie, kurie mėgsta, jie meluoja. Aš galiu garantuoti, kad jie meluoja. Bet aš manau, jeigu tai pažiūrėsi kaip į hobį arba į kažkokį tai puoselėjimą ar tobulėjimą tiek dėl savęs, tiek dėl kito, manau, tada gal pasikeistų pas mus ir psichologiškai visas požiūris į tuos santykius. Nežinau, aš matau taip, kad santykiai mano akimis yra skirti dėl dviejų dalykų. Tai yra, pirmas aspektas, tai yra jų prasme yra ta, kad dviese turėtų būti lengviau nei vienam. Tai yra bet kokia atveju. Tai yra, kad ir mes, pavyzdžiui, darytume verslą kažkokį tai kartu. Įsivaizduokim. Normalu, kad darytume... Sakyk. Atidarinėtume barą. Normalu, kad... Dar vieną. Tinka. Ir mūsų intencija vis tiek būtų tai, kad mums turėtų būti lengviau būti dvies, nei kad daryti vienam. Žinoma. Taip, tai yra pirma prasmė. Antra nuomonė visada irgi gali būti svari. Antras, tai yra prasmė, tai yra vienareikšmiškai, tai yra augimas. Mums turbūt atidarant barą, pas mus bus kažkokių iššūkių, kažkokių tai dalykų, dar. Ir turi būti tokia intencija, kad per tą konfliktą, ne tai, kad aš bandyčiau tave pakeisti, o klausimas, kaip per visą tą kelią, kaip man pamatyti kažką kitaip, kažkur pasistumti, ką man su savim daryti tam, kad, žinai, atidaram barą ir tu esi tobulas ten kolega, baro atidarimo. Ir staiga po mėnesį tampi netobulas. Standartas visą laiką taip ir būna. Kiekvienam darbe realiai nuėjus, pirmas mėnesis, kur tu tam visi gražiai šneka, viskas gražu, nuostabu, po 2 mėnesių pradeda rėkti. Jo, ir problema yra tuomet, kai jeigu kažkas pradeda keistis ir aš tada pradedu tikėtis, kad kitas keisis dėl manęs. Tada šakės. Tada atsiranda lūkesčiai, atsiranda priekaištai, kitas pradeda užsidaryti, pradeda gintis. Ir tada gaunasi tai, kad aš atsisakau augimo, kas yra, šiaip prasmė, tai yra aš laukiu, kada kitas žmogus taps man komfortiškas. Taip, ir tai eina prieš esmę, santykių kaip tokių. Kartais gali tą žmogų, kaip čia, jeigu gražiai užsireiškus, pasidaryti komfortišką iš esmės.
Bet tai jau gali būti užgožimas gan stiprus. Nu, va, čia tada du žmonės ir tarėsi, ties ribom, ties būtim, tam yra ir pokalbė, atvirumas. Tas kompromiso ieškojimas, manyčiau, komunikacija, kas yra svarbus, manau, dalykas, ką mums duotos tos burnos, jeigu nekalbėt. Viską galima išspręsti. Bet irgi yra menas mokėtis tom burnom naudotis, žinai. Žinoma. Nes, šiaip tom burnom tai yra kaip yra tokios instinktyvios reakcijos žmogus labai, kas santykius labai greuna, pastebi, mes vis tiek tai esam kažkuria dalim tokie kaip instinktyvus, vis tiek kažkokie gyvūnėliai. Taip. Ir gamtoj tai yra, gyvūnų instinktas tai yra, kaip tai yra, pulti, bėgti arba prisitaikyti. Taip. Ir santykiuose mes irgi, kai pajaučiam grėsmę, savo ego kažkokiam, tai savo savivertį, savo kažką, mes dažniausiai irgi arba puolam kitą, arba pasišalinam nuo problemus, tipo ignoruojam ir prisitaikom. Ne? Dažniausiai tie poelgiai būna neadekvatus, kadangi mes turim tokį streso hormoną kortizolį, kuris mus paveikia ir paveikia mūsų smegenis. Ir gali būti, kad bus priimami neadekvatus sprendimai. Arba žodinis pasakymas, ar poelgis kažkoks, tai priklauso nuo situacijos. Taip, ir ta branda žmogaus tai yra mokytis, pakilti virš tų instinktų. Ir kai mane kažkas skaudina, kas mane pykdo ir panašiai, mokytis reaguoti ne puolimu, ne bėgimu, ne užsidarimu, o kitokiais būdais, žmogiškais būdais. Kalbėjimo, aš manyčiau, čia vienas būtų iš geriausių variantų kalbėtis. Bet daug kas bijo labai kažkodėl. Kalbėtis tai irgi tai yra tokia ištisa filosofija, nes daugelis supranta tai, kad kalbėti santykius, tai reikia kalbėti apie kitą. Tu tai blogai padarai, tu turi daryti taip, ne, tu ten kažką, ne, panašiai. Aš tai nevadinu kalbėjimą, aš tokiu, vėlgi, vadinu tokiu puolimu. Kalbėti svarbu, tai yra mokantis, dalintis, kaip aš jaučiuosi. Taip, bet kodėl tai vadini puolimu? Aš manau, tai ne puolimas, jeigu tu moki prieiti gražiai. Pavyzdžiui, tu vėl neuždarai tualeto dangčio. Ai, pamiršau, atsiprašau, pamiršau. Bet toks tarsi pas tave tokia iš karto aš jaučiu tokia gynybinė reakcija toks. Atsiprašau. Bet, pavyzdžiui, jeigu moteris ateitų, pasakytų, žinai, ten brangusis, tai yra, aš suprantu, kad tu pamiršti, ne, ten ta dangščių žmogiškas, sakytų, bet sakytų, man labai yra nemalonu, nes ten yra bakterijos, ne, kad aš tada ateinu, man taip šliukštų, nemalonu, ar galėtum būtent pasistengti, tam, kad aš jaučiausi geriau dėl tų bakterijų, pasistengti dažniau uždaryti tą dangtį. Ne? Yra buvę, bet esu girdėjęs tik tai, kad uždaryk dangtį. Oi, atidaryk dangtį, palauk, neatsimenu, seniai santykiuose buvau, tai kažką. Jo. Ir nuo to prieimo prie žmogaus labai daug kas priklauso. Tai yra, ar aš pulsiu gintis, ar pulti, ar aš tiesiog, jeigu jaučiu, kad prie manęs prieina be puolimo, kiekvienas turbūt, tada taip. Nėra poreikio gintis, tada yra toks atvirumas susitikti su kitu, ne, tai yra... Bet tai turėtų būti argumentuota, nes jeigu tu be argumento sakysi daryk taip, arba daryk kitaip, aš manau, kad tai neprives prie gero. Argumentas yra, kad aš jaučiuosi taip, kad man bakterijos, man yra šliukštų, pavyzdžiui, ir kodėl tai negali būti argumentas. Bet tai nereiškia tai, kad... Aš prašau ir normalu, kad žmogus gali pamiršti. Žinoma, tai net... Aš norėjau dar pakalbėti truputėlį apie individualią psichologiją. Norėjau paklausti tavęs, ar įmanoma užaugti vienam? Jo, tobulėt su žmogum, tu gali keistis hobiais, laiku, ten tos yra ir 5 meilės kalbos, kurios gali paskatinti tave tobulėjimui, bet ar labai yra sudėtinga užaugti vienam? Mano akimis, žmogus vienas, žmogus jis nėra sutvertas būti vienas. Aš manau, bet kokį žmogų dabar uždarius į salą negyvenamą, ne, tai yra, mano akimis, žmogaus emocinė branda, apskritai tai yra branda, jinai pradės mažėti. Tikėt, aš irgi ieškočiau undinės saloje vienas gyvendamas. Tikrai ieškočiau. Nesvarbu, kokiu būdu, su harpūnu gal nusmeigčiau ar dar kaip nors. Rastum undinę, jau būtų erdvė save pažinti. Realiai mes save galim pažinti tik tai per tarpasminius santykius, nes santykius įkila daug jausmų, daug diskomforto ir panašiai. Ir ko mūsų gyvenime yra daugiau žmonių, ko mūsų gyvenime yra daugiau santykių, ko daugiau... Socialinės erdvės vadinamos tos. Taip, tai yra, tuo mes labiau augam. O jeigu mūsų yra ten, nežinau, ten ir kolegos, draugai, dar vyras, vaikai, dar tėvai ir panašiai, ir visame tame reikia išmokti būti. Ne, tai yra, ir kiekvienas žmogus tampa kaip mokytojas.
Gal, o jeigu tave pataisyčiau, nebūti, o prisitaikyti? Nu, Ar tai galėtų tinkamas būti žodis? Prisitaikyti irgi, aš tai nemoku prisitaikyti. Jeigu aš jaučiu, kad aš lipu savo ant gerklės, aš galiu mėnesį lipti, bet po 2-3 mėnesio aš jau pradėsiu dūsti. Užtat čia ir yra menas, tai yra pažinti save, suvokti, kas tu esi pradžiai, kas tu esi. Tam, kad kai tu ateini į santykius, kaip daliniesi, aš jaučiuosi taip, aš esu toks, tinka, netinka. Taip, išdėstai kaip savo CV, iš esmės. Pateiki savo CV ir aš toks. Eigoj. Eigoj. Nepradinis čia būna tas taškas. Kaip, pradžioj būna taip, kad mes įsimylim, bandom prisitaikyti. Ir mums atrodo tai, kad... Taip, mes dažnai neparodom iš pradžių savęs. Norim pasirodyti visada geresnį. Ir aš manau, tai yra labai blogas dalykas. Tai yra baisi melo forma. Tai yra melo forma. Kuri vėliau gali išryškėti taip, kad tu pasižiūrėsi į tą žmogų ir sakysi, kas čia per nesąmonė. Taip, aš įsivaizduoju, būčiau moteris, išsivaizduokim, man rodo dėmesį vyras, ir gėlės veža, žinai, skambina, rašo, ten, nežinau... Standartinė ta situacija. Standartinė, aš pastebiu tai, kad ten santykių pradžia ir man klientai pasakoja, ten mane paskambino, ar tu pas odontologą, aš nesėski taks, atvešiu tave, nuvešiu namo, žinai. O Dieve, saldumas tas. Ir toks tada susikūrė lūkestis, kad tobulas vyras visada tai bus. Ne. Ir dabar pasakysi ne, galiu garantuoti. Jo, bet pavyzdžiui, kai tu jau save pradėjai pažinoti, paskambini ir sakai, žinai, aš iš to įsimylėjimo tave galiu dabar atvežti namo, nes aš tavęs pasiilgau, bet realiai tai yra, kai gyvensim kartu, turėsi atvažiuoti pati taksu, nes aš nevairuotojas. Bet būnant moterim, man patiktų, jeigu tai pasakytum. Dėl to, kad aš tave įsimylėjau, ar galiu aš tave pavežti namo. Tai yra atvira, tikra ir... Jo, mes dažnai pritrūkstam žodžių, manau, mes ne visi išmokstam komunikuoti taip, kaip galbūt norėtumėm. Dažnai susidedam galvoj tam tikrus sakinius, 1 ar 2, bet iškomunikuojam 3 žodžius. Ir įmanoma tai pakeisti kažkokiu būdu. Ar ta komunikacija, jinai tiesiog pas mus genuose, ar jinai išmokstama yra? Vėlgi tai yra, kiekvienas žmogus praeina savo kelią gyvenimo, tai yra kažko tėvai mus išmokina, kažko neišmokina, kažko išmokina, nežinau, mokykla neišmokina. Kažką palieka, kas nėra gerai. Kažko palieka ir žmogus per gyvenimą eina ir mokosi. Kai jau neaišku, kur eiti mokytis, būna toks dalykas kaip ta pati psichoterapija, kur aš tai vedu toks, vadinu tai toks, padėti žmogui, save geriau pažinti ir, toks vedlys, pavedi truputį per gyvenimą, per santykius, padedi suprasti, pamatyti. Tai yra... Jo, aš net neabejoju. Aš dar norėjau tavęs paklausti. Daug kas neatskiria vieno dalyko. Ten, aišku, galima sakyti, geri santykiai, blogi santykiai. Yra dažnai vartojamas žodis toksiniai santykiai. Taip, esi girdėjęs tikrai, galiu garantuoti. Netgi gal kur klientai, kurie ateina pas tave, manau, yra sakę tau šitą apibrėžimą. Kaip atskirti, kada yra tie toksiniai santykiai, kadangi kai mes įsimylim, dažniausiai būna tas momentas, kad mes prarandam savo sveiką protą. Ir kaip atskirti, kad tai yra toksiška ir kaip atskirti, kad tai galbūt viskas gerai. Mano apskritai filosofijoje toks dalykas kaip toksiškai santykiai neegzistuoja. Mano akimis taip, jeigu šiuo metu pas šalia manęs yra partneris ir jis man atrodo toksiškas, aš tai žiūriu taip, kad vadinasi šalia manęs tai yra pats geriausias partneris, kuris šiuo metu gali su manim būti. Ir kiekvienas žmogus yra mums veidrodis. Savotiškas taip. Aš jo girdėjau dar tokią frazę, kad moteris tai vyro atspindys. Taip. Ir jeigu, aš tai žiūriu taip, jeigu aš ateičiau ir pasakyčiau, tai yra, kad mano, pavyzdžiui, žmona yra toksiška, bet aš būnu su toksiška. Užduočiau savo klausimą, kur aš esu toksiškas su ją ir apie ką mano toksiškumas, apie ką mano galbūt kažkoks tai, vėlgi tas pats egoizmas, baimės, skausmas, dar kažką. Pasakai žodį kamano. Čia yra terminas kažkoks, ar kas tai? Aš turbūt nesusekiau. Gerai. Tai yra, klausimas tai yra tai, kad aš ateinu, skundžiuosi, kad mano partneris yra toksiškas, bet aš renkuosi su toksišku būti.
Man Bet tas pasirinkimas nebūna iš tavo protinės pusės, dažniausiai iš emocinės, kadangi tu esi įsimylėjęs. Tavo akys dabar yra su rožiniais akiniais ir tu nieko daugiau nematai, tik tą žmogų ir viskas. Ir vadinasi, tas žmogus jis yra reikalingas iki tol, kol aš nenusimsiu tos rožinius sakinius, kol aš nepradėsiu perdėlioti savyje vertybės tam tikras, kol nepradėsiu jausti, kas aš esu, ko aš iš tikrųjų noriu. Vadinasi, tai yra, iš vienos pusės galbūt yra toksiškas partneris, bet mano akimis tai yra tobulas partneris šiai dienai, šiuo metu, ir tai yra pats geriausias partneris augti. Bet kai kurie eibę metų nenuseima tų rožinių akinių ir... Vadinasi, dar reikia eibės metų, galbūt reikia 10 metų, galbūt reikia ne vieno gyvenimo. Bet aš tai žiūriu taip, kad vėlgi, kad tai yra tobula, kai mes turim partnerį, ir vadinasi, jis yra mums tobul, Tuo metu mes matom jį kaip tobulybę savo. Aš matau, kai pas mane ateina klientai ir ateina poras, tuo metu aš matau kaip tobulą. Vienas kitam tai yra tobuli ir esmė yra tame, kad tai yra partneris, kurių pamokų man reikia. Tai yra ir arba aš mokysiuosi iš tų pamokų ir mes išjudėsim dviese ir jeigu išjudėsim, toli išjudėsim, arba aš augsiu, mūsų keliai pradės skirtis ir aš pradėsiu jausti ir tas toks pasirinkimas, jis turi apie skyrybas ateiti ne iš galvos, o iš jausmo. O tai yra kelionė. Tai yra kelionė, augimo, savęs pažinimo, pajautimo, tai yra procesas. Yra pas tave atėję tos poros, kurios sako, man dabar jau sunku, aš manau, kad tai yra blogi santykiai, pavadinkim juos taip, ir sako, ką man dabar daryti. Esi nuėmęs rožinius sakinius klientam ar individualiem žmonėm, kurie ateina pas tave? Turbūt 80% visų atvejų tai būna taip, kad net ne 80, 95% atvejų būna taip, kad ateina klientas, skundžiasi ant savo partnerio. Tai yra ir aš tada nieko neskubu. Aš tiesiog žinau, kad jeigu pradėsiu rodyti realybę, žmogus bus nepasiruošęs ją pamatyti. Ir laikas eina, praeina metai, pusantrų ir žmogus pradeda pamatyti atvirkščiai. Kad vis dėlto... Gal tai tas būtent žmogus ir yra? Kad tai yra, kad aš visą tą galbūt provokavau, aš tą gimdžiau. Kad tai yra mano tam tikra dalis, mano atsakomybė. Tai yra... Bet tam reikia laiko daug ką pamatyti, pajausti. Kaip ir bet ką darant, pavyzdžiui, pradėčiau video montuoti, tai yra tam, kad aš gebėčiau jį montuoti, man reikia turbūt daug darbo pamatyti visumą. Taip. Ir padaryti klaidų. Ir padaryti klaidų, ir iš jų pasimokyti ir panašiai. Taip pat ir gyvenimas ir santykiai, Reikia įdėti daug darbo, Tai yra tam, kad sugebėti pamatyti visumą, gyvenimo, taip pamatyti viską iš viršaus. Ir kaip pradėjome... Paviršutiniškai truputėlį, taip? Iš viršaus tai yra toks tarsi... Objektyviai į save pasižiūrėti iš šono. Iš šono, į šoną. Nes yra daug detalių ir su laiku turi viskas tarsi susijungti, tas pats video montavimas, ten daug detalių, ten karpyti panašiai, bet kai atsiranda patyrimas, tu tiesiog pradedi viską integruoti ir iš vidaus viskas pradeda judėti. Ir aš pastebiu tai, kad žmonės dažnai ieško kažkokiu tai labai racionalių atsakymų, tarsi nori logiškai viską suprasti. Pavyzdžiui, man labai įdomu, tai yra, ateina, logiškai bando nuspręsti, būti ar nebūti su partneriu. Neįmanoma, klausimai būti ar nebūti, jie yra skirti protui. Ar kažkiek... Protas nepasirinks. Ne, o kažkiek, aš manau, kad jausmai ir emocija su logika kartais labai prasilenkia. Ar nėra tos tokios prasilenkimo būsenos? Kadangi jausmas ir emocija tai nėra apčiuopiama. Tas, kas nėra apčiuopiama, dažniausiai sudėtingai susijama su logika. Su tuo sutinku, bet kai žmogus ne iki galo įsisąmonina, ką jis jaučia, tiesiog jaučia. Meilė. Bet ta meilė, gali būti, žmonės dažnai meilę painioja su baime. Baimė būti vienam, kažkokia, nežinau, vienišumo kažkokia tai baimė, su ką kiti pagalvos, su gėdos jausmu ir panašiai. Yra daug jausmų ten krūva. Bet ateina, jaučia skausmą, jis jaučia, kad tai yra skausmas ir tas skausmą painioja, pavyzdžiui, su meilė. Ir, bet tam, tai yra procesas vis dėlto įsisąmoninti, kas tai yra iš tikrųjų. Kas tai yra iš tikrųjų yra. Ar buvo dažnas atvejis, kad ateidavo poros, kurios skųsdavosi sekso klausimais,
kur pavyzdžiui ateina moteris ir sako, tas mažabybis nieko nesugeba, ką man čia dabar reikės daryti su juo, arba vyras ateina, o ta guli kaip malka ir viskas, ir nieko. Yra tokių problemų, čia yra gan opi problema ar ne? Apskritai tai yra kasdienybė, nes sekso energija turi kilti, jinai, kaip pasakykime, seksas tai yra energija, yra seksualinė energija, ne? Taip. Ir jinai yra dviejų tipų. Vienas tipas tai yra, jis turi kilti iš tokio noro, kai būna toks gyvuliškas, toks noro išlieti kažkokią tai įtampą, išlieti kažką savyje. Užsikaupusią energiją. Taip, tai yra vienas dalykas. Kitaip vadinami pilni kiaušai. Pilni kiaušai. Ja. Arba ten, kaip moterim pavadinti, aš nežinau. Žinai, bet... O čia klausimas, čia gal tik moterys ir gali atsakyti. Bet tame yra problema, skirtumas man, kuo gamta labai patinka, kaip sukūrė, pavyzdžiui, vyrus ir moteris, kad pats vyrus pilni kiaušai ir vyrui reikia išsilieti. Pas moteris dažniausiai tų pilnų kiaušų, tokių nebūna. Moteris jos nori labiau seksą, kai emociškai prisileidžia. Ir pas vyrą pilni kiaušai, pas moteris nenori ir toks gaunasi kaip ir... Ir ką dabar daryti? Ir vyras turi augti. Vyras turi augti ne tai, kad tu čia mane duodi, tu ten man blogai ir panašiai, bet užduoti savo klausimą, tai yra, koks aš santykis su ją, kaip ir kas ir kodėl, kad ji manęs kaip žmogaus, pavyzdžiui, nenori. Visada tada smerki save, kažkas reiškia, tu jim atrodo, kad negerai. Tu gal nepatrauklus, nes patrauklumo klausimas yra irgi... Čia ne apie patrauklumą. Antra energija, kur nepaminėjau, viena yra tas tokia aistros, tokios. Taip, antra tai yra emocinio artimumo energija, kai tu seksas atsiranda iš tokio poreikio pajausti kitą žmogų, tarsi tokio iš emocinio noro susiliesti sielom, tarsi seksas gaunasi su kito žmogaus vidumi. Ar tai savotiška energetika tarp... Čia yra ryšys, tai yra mano akimis, tai yra tai, ko kiekvienas iš mūsų turi siekti ir mokytis. Ir mano akimis, tai yra, kai ateina poras, dažniausiai, kadangi yra atstumas, yra nuoskaudos, yra kažkokie pykčiai, yra kažkas susikaupę panašiai, tas seksas iš to artumo per tos blokus, kažkokius neišspręstus klausimus yra dažnai neįmanomas, nes daugelis žmonių apskritai nemoka prisileisti iki galo vyro, moters, yra bet kai susitaikai po tų pykčių. Oh yeah! Jo, bet vėlgi tas seksas vėlgi yra toks labiau iš adrenalino, iš to tokio... Vėlgi, buvo pojūtis, kad iš manęs bandė kažkas atimti kažką ir dabar aš vėlgi atgavau. Ir dabar tai jau pavarysiu. Dabar tai bus. Atsiranda stabilumas ir vėl tai pradingsta. Tai momentinis yra dalykas, tai yra toks bangavimas savotiškas. Jo, ir užtat, kaip dar yra labai įdomu, tai yra, mes esame jauni. Ir mes senstam, kūnas sensta, ir mes senstam. Aš tai ne. Ateis laikas. Aš tai senstu. Ir tas senėjimas, jis yra irgi iš dalies skirtas tam, kad per tą senėjimą du žmonės kartu augtų ir išmoktų mylėti ne vienas kito kūną, ne vienas kito pinigus, ne pasiekimus, o vienas kito vidų. Nes kai tai įvyksta, ar kūnas pasikeis, nepasikeis, senatvė ateis, neateis, tas seksas visada bus geras. Jo, bet jeigu seksas yra orientuotas į kūną, tai, tai yra moteris pagimdys 1-2 vaikus ar svorių priaugs, tai, vadinasi, reikia jaunesnį, vėl ieškoti ir vėl, Ir vėl nauja pradžia prasideda. Užsiminė apie vaikus, be to. Norėjau tavęs paklausti, ar vaikai labai gali pakeisti santykius, ta prasme, nes kiek aš esu matęs, kiek esu girdėjęs, tai dažnu atveju, kadangi du skirtingi individai buvo auginami skirtingose šeimose, jie turi skirtingus prioritetus, skirtingus interesus ir kiekvienas nori įdėti kažko savo. Ir dažnai tai tampa pykčio forma vien dėl vaiko, nes aš noriu taip, o aš noriu taip. Ir tada susipyksta, žiūri po metų laiko, kad mes negalim gyventi kartu ir viskas tuo ir baigėsi. Tai aš spėju, kad vaikas labai daro tą didelę įtaką, bet įmanoma kažkaip rasti tą interesų skirtumą, kad į vieną dėžutę įmesti ir kad viskas būtų čiki. Tas irgi toks, problema irgi atsiranda tuomet, kai pa žmogų pradeda atrodyti, kad yra vienas teisingas atsakymas. Ir vienintelis teisingas atsakymas, pavyzdžiui, būti tobulu, kad reikia būti taip, kad taip yra taisyklinga ir panašiai.
tai yra irgi tai atsiranda iš to tokio iki galo matymo visumos santykių ir gyvenimo. Ne? Ir, nu nežinau, jeigu paklaustų manęs, ar esu tobulas tėtis, ne? Nu, aš pasakysiu, aišku, kad ne. Bet, tobulų nebūna vis tiek. Jo, bet mano akimis aš esu savo sūnui tinkamiausias tėtis iš tų, iš tų tėčių, kurie galėtų būti. Mano vienas mokytojas kažkada paminėjo tai, kad vaikai, aš labai daug metų tyrinėjau šitą teoremą dvasinę, sakydavo taip, kad visi tėvai yra ideali savo vaikam, kad nėra nedėlių tėvų, nes vaikai jie patys pasirenka tėvus. Jų siela, jų dvasia patys pasirinka tėvus, tokius, kurie jiems yra būtini šiam gyvenimui, šių gyvenimų pamokom. Ne, tai yra ir vadinasi, jeigu aš kažko neturiu, kažko nemoku ir panašiai, vadinasi, sūnus mane tokį pasirinko. Nu, taip, kaip pasirinko, jis buvo greičiausias žiuželis. Čia yra vėlgi dvasinė, filosofinė perspektyva ir panašiai, ne, kurias, jeigu mes gilinsimės, galima labai toli nueiti. Ne, bet šiandien dar mes turim laiko į toli, kiek tik valia. Bet aš tikiu, kad ne šiaip savo, mes gimstam pas tam tikrus tėvus. Čia tas pats kaip ir gyvenime, ne šiaip savo atsitinka kažkas. Taip pačiai kaip mane irgi pamatė, sako, durė pirštu, tu vesi renginį. Kas čia dabar įvyko? Tai su likimu, aš manau, tai kaip čia pasakyti dabar, nebereikalo vyksta dalykai. Taip, ir kai mes pradedam, pavyzdžiui, kaltinti jau tėvus už tai, kad jie nebuvo kažkokie, mes jau prarandam vidinę laisvę, mes jau prarandam labai daug, nes mes jau vėl daug ko nematom gyvenime. Bet jeigu mes tik tai pradedam nekaltinti, o pabandyti jo suprasti, pamatyti, suvokti, kodėl jie taip, ką aš turiu iš to išmokti, ką aš turiu išsinešti, kam man taip, kodėl aš, žiūrėti iš savo perspektyvos, tai yra lobis. Savotiškas, taip. O yra kažkoks apibrėžtinas dalykas, nes daugelis apskritai porų, ar moterys, vyrai, nesvarbu, pas mus yra tikslas. Susirasti partnerį pirmiausia, tada susilaukti vaiko, ir ten tolimesni, ten mašina, namas ir ten visa kita. Ir dažnu atveju tai vyksta labai anksti. Pavyzdžiui, 20-21 metų poros susilaukia vaikų ir aš matau, kad jos pradeda gyventi kančioj. Jie dar patys savęs nesuprantantys. Sunku duoti kažką vaikui iš savęs, kadangi tu pats dar nieko nemoki. Ar taip anksti verta jų susilaukti ar nelabai? Apskritai, mano akimis, šiaip geriausia turbūt anksti susilaukti vaikų, nes du žmonės apie gyvenimą daug ką nemato apie buitį ir panašiai, nes kai du žmonės iš tikrųjų užauga, pas jos noras turėti vaikų dažnai gali ir išeiti. Ne? Tai tas ir gimstamumas sumažės. Ne? Ir užtat matyti taip ir sukurta, kad daugelis vaikų ir gimsta iš tos pradinės aistros ir tada vaikai yra vėlgi kaip mokytojai tam tikri. Iš esmės taip, tu truputį ir pats tampi vaiku, kai tu turi jį auginti ir pradedi žaisti vėl su žaisliukais, su Lego, su viskuo, vėl iš naujo pradedi mokytis. Taip, nes kai tu pradedi geriau suprasti save, gyvenimą kažkokią pamatai kelią, kryptį ir panašiai, tuomet prasideda daug tokių iš tikrųjų klausimų. Ar tas vaikas, ar kaip aš tame jausiuosi, ar man tai tinka, netinka, ar pakeliu. Tada prasideda daug tokių stabdžių turėti vaikų. Aha. O pradžioje iš aistros, žinai, padarėjai, žinai. Yra, iššoviau, viskas dabar bus gerai. Iš karto gyvenimo tikslai pasiekti, tą sutvarkiau. Tada išlikimas. Išlikimas prasideda. Pasaka. Žiūrėk, aš turiu tokį minigeimą, turiu 5 teiginius. Norėjau pakalbėti apie santykių iliuzijas, kurias mes susidarom. Nori ar nenori. Taip pačiai, kaip aš pradžioje sakiau, kad mes norim princo arba princesės, ko nebūna absoliučiai, tik pasakose. Tai duosiu 5 teiginius, norėsiu, kad tu juos truputį apžvelgtum. Tai pirmas būtų, santykiai turi būti lengvi, jei sunku, vadinasi ne tas žmogus. Galėtum sutikti su tuo? Nenorėčiau sutikti su tuo, nes santykiai gali būti tokie lengvi, tuomet, kai du žmonės jau tampa labai stipri brandus.
Labai, kai jau abu žmonės yra stipriai užaugę ir tada tas lengvumas jis turėtų būti jau toks galbūt siektinumas kažkoks, ne? Nes žmonės dažnai lengvus santykius laiko tuomet, kažkur kažkas prisitaiko, kažkas kažkur kažką neišsako, kažkur ten atvirumo nėra, kažkokio tai ir lengva būti, ne? Ten 2 kambariokai po vienu stogu lengvai būna. Jo, bet šiaip santykis tai yra nelengva kelionė, auginanti abu žmonės. Ir aš nematau nė vienų santykių kaip lengvų. Tai yra, kiekvienam santykiui atsiranda iššūkis, kiekvienam santykiui atsiranda tam tikri jausmai, niuansai ir apskritai, man atrodo, žmogaus branda tai yra mokytis būti santykiu su kiekvienu. Ir išmokti būti, žmonės yra skirtingi visokie, o aš gebu vidumi laisvai būti su kiekvienu. Tai turėtų būti... Tai yra savotiška pergalė, manyčiau. Siektinumas, pergalė. Siektinumas, pergalė, taip. Ir... Gerai. Antras. Konfliktai, diskusijos yra blogis, nors iš tiesų tai augimo vieta būnant kartu. Konfliktai, diskusijos yra beprasmės, galbūt ir blogis, kai mes, kaip aš minėjau, konfliktų metu mes pradedam ten, nežinau, pingpongą žaisti. Ne, tai yra taip, o tu taip, o tu turėjai taip, o kitaip. Ne, tai yra, dar daug kas neatskiria, visi galvoja, kad diskusija yra konfliktas ir tai yra ginčas, iki ko priveda prie rėkimo, agresijos arba dar kažko tai. O kodėl mes to konflikto ir agresijos, kodėl mes negalim formuluoti kaip paprastos diskusijos? Mes galim kalbėtis kaip dabar 2 paprasti žmonės, nesvarbu kokia situacija, tikėtina, kad jinai stresinė ir tikėtina, kad susipykot, bet ją galima išspręsti ir paprastų pokalbių. Yra kaip. Aišku, jeigu būtų dabar kažkokia tai reali pora situacija, panašiai būtų daug lengviau parodyti, kaip praktiškai tai atrodo, bet mano akimis tai yra taip, kai 2 žmonės susipyksta, jie vienas kitam visada atrodo kažkuris neteisus, o mano akimis jie abu yra teisūs. Nėra net neteisaus. Taip veikia. Tai yra menas tą pamatyti. Ir mes pradedam pultis tuomet, kai yra 2 tiesos, ir vienas ir kitas negeba vienas kito tiesos priimti. Jo, ir mes pradedam prieštarauti ir tuomet abu pradeda jaustis neišgirsti, nepamatyti ir bando savo tiesai grūsti, nes nėra vienos tiesos. Jeigu aš taip jaučiuosi, aš taip jaučiuosi. Jeigu kitas taip bet esmė tame mokytis empatiškai pamatyti viens kitą. O tai yra sudėtinga. O tai yra labai sudėtinga. Daugam sudėtinga. Kiekvienam yra sudėtinga. Jo. Ir santykis tai nėra apie tiesų paiešką, konfliktai. Pavyzdžiui, irgi konfliktai būna taip, klientai ateina ir ateina, sėdi ir kas yra teisus. Ne apie tai. Klausimas, nes kas teisus, o kaip šitai konkrečiai situacijai pamatyti vienam vieno tiesą vidinę, kitokią, o kitam kitokią, būti pamatyti. Įsirengti jo marškinius tiesiog, reikia užsidėti jo marškinius ir tada pamatysi tą tikrąjį pasaulį. Bet tai nėra lengva. Ir čia yra esmė, tai yra pamatyti, kad aš matau jos tiesą, aš matau jo tiesą. Pas mus tiesos skirtingos yra. Skirtingos tiesos. Taip, kaip ir tas interesų konfliktas visą laiką jis yra ir jis niekur nedings. Ir nei viena tiesa nėra nei geresnė, nei blogesnė. Taip. Šiai dienai yra taip ir kaip mes dabar su tom 2 skirtingom tiesom, bet tiesom, kaip mes dabar čia gyvensim po vienu stogu. Galiu sutikti. Gerai. Ir pirmos dalies pabaigai dar vieną tau. Aš žinau, koks mano partneris turi būti ir kai toks nebus, pasakysiu, kaip elgtis. Čia yra dažnai sutinkamas, manau, dalykas, kur nori pakeisti žmogų, nori pasidaryti į tokį, kokio tu net jo nematai, bet nori, kad jis būtų. Gyvenimas yra taip sudėliotas labai meniškai, kad jeigu aš tik sakau, kad partneris turi būti toks, iš tokio kažkokio egoistinio dalyko, kad bus toks, jis tikrai bus kitoks tam, kad išmokčiau tą pamoką. Gyvenimas, tai jau būna. Taip gyvenime atsitinka, daug ko gyvenime atsitinka, ko nesuvokiam patys. To mes nesuvokiam, mes galbūt nesam pasiruošę, nesam užaugę to pamatyti. Bet gyvenime taip įvyksta. Tokis, aišku, čia ir vėlgi daug filosofijų. Jo, čia kas ir kaip. Plaukti į vandenyną vėl reikia iš naujo. Jeigu aš tik pasakysiu, kad čia bus partneris taip, čia kitaip, aš darysiu taip, jau bus man iššūkiai, jau 100%.
Taip, ir aš manau, kad tai ir priveda prie pykčio, konfliktų ir kai tu nebemoki išdiskutuoti ir iškomunikuoti. Ir idealiu atveju tada, kai mes turim mokytis patys mylėti ir mes turim idealiu atveju, kaip, pavyzdžiui, pas mus yra daug meilės viskam, tiek daug meilės nėra kur duoti ir aš sutiksiu dabar antrą pusę moterį, kuriai aš tiesiog duosiu meilę, supratimą, jin ten bus vienokia, pas ją bus kaprizai, galbūt jie dar kažką, bet aš turiu tos meilės, man iš jos reikia artumo, reikia bendrystės, eiti kartu, man iš jos nereikia, arba atvirkščiai iš moterį iš vyro, man nereikia iš jo, kad jis ten man padarytų tą, panašiai. Šiukšlės, aš išnešiu tas šiukšlės, galbūt jis namą man statė, čia yra vėlgi, apie namus tai irgi labai įdomu, labai dažnai būna, kad vyrui nereikia namo, bet jis stato šeimai, stato, dirba, ten dar pastato namo, kurio jam nereikia, o šeimai, tai ten dar ateina, sako vyras, man dar sako, ir iš tos namus reikia ir tvarkyti, ir daryti, nors man jų nereikia. Taip, bet čia toks instinktyvus, norisi išlaikyti šeimą, už tai statai, darai, čia vyro tokia kaip ir pareiga, stereotipinė. Bet vėlgi, problema yra tuomet, kad statant namą, nėra susitarama, pavyzdžiui, o kaip bus toliau, pastatysim 300 kvadratų, ar gerai, aš ateičiau, sakyčiau, dabar, sakyčiau, gerai, aš pastatysiu tau 300 kvadratų namą, bet aš, ar tu jau sutvarkysi? Tai tau ir čia prasideda. Man šluot reikia šitiek, man reikia valyti, išlaikyti ir tada prasideda problemos. Tada sakyčiau, tada nusiperkam 60 kvadratų butą ir aš tada per pusę tvarkysiuos. Irgi negerai, nes per mažas. Tai ko tu iš manęs nori, kad aš ir pastatyčiau ir tvarkyčiau? Ką žinau, ko aš iš tavęs nori. Gerai, chebryte, su šia gaida galvoju, padarom 15-20 minučių pertrauką, pamyžam, parūkom, bus įjungta dar kartą mūsų slido.com, paspausit ant QR kodo, užduosit klausimus ir antroji daly susitiksim su jūsų klausimais. Ar pavyko išsirinkti vietas, mėlėjai? Hi-hi-ha-ha. Labai malonu, kad neišėjot. Pirmas dalykas. Gal vienas žmogus ir išėjo. Gerai, aš asmeniškai su juo susisieksiu. Taip. Sveiki atvykę į antrą dalį. Mačiau, kad uždavėt visai nemažai klausimų. Kas džiugina iš tikrųjų, labai galiu pasakyti. Gerai, pradedam. Ligita klausė. Abejoju, kad šitokia yra. Ar psichoterapeutas gali padėti išbristi iš alkoholizmo? Yra kaip. Jo, ir sėdim bare. Jokio alkoholizmo, visiškai nieko, jo, sėdim bare. Gali išgelbėti nuo to, ar nelabai? Irgi alkoholizmas, jis yra, reikia vėlgi žiūrėti iš tokių dvi perspektyvų. Yra alkoholizmas, kuo jis yra neparankus, tai kad tai yra tokia ir fizinė priklausomybė, nes jeigu jau yra, bet ir psichologinė. Ir kai pas mane ateina, pavyzdžiui, žmogus, klientas, pavyzdžiui, priklausomas nuo alkoholio, nuo žolės, nuo kažko, turi kažkokią priklausomybę, aš niekada jam nesakau, tai imk mesk. Aš sakau, tu rūkyk, tu ten išgernėk, nes tai yra, kaip sakyti, tai yra apsauga. Žmogui viduje yra sunku, pas jį yra įtampa, pas jį yra tuštuma, pas jį yra nerimas. Ir dabar atimti tą apsaugos, kažkokią apsaugą kažkokią tai yra, tai kitais atvejais tai žmonės gali tik į psichozės nueiti. Kad mūsų smegenis pūdo tiek alkoholis, tiek narkotikai, čia yra moksliniai faktai. Taip. Absoliučiai. Bet aš sakau, tai yra, kad tu kol kas, jeigu tau tai padeda, tu nebrauk, tai yra, bet tada mes augam, ieškom, bandom supranti, apie ką ta tuštuma, apie ką tas skausmas, apie ką tavo gyvenimas, kad tau reikia malšinti kažką. Tai dažniausiai būna taip, tie skausmai, nesvarbu jie kokie, bet geriam dėl to, kad liūdim. Dažnas atvejis yra dėl depresuojam, liūdim, nesiseka, šūdas, viskas, dabar varau į barą, prisigersiu ir bus viskas gerai. Manau, kad nelabai, ne? Ir čia labai geras klausimas, nes,
kai vat, gyvenimas jis yra toks spalvingas, o aš nejaučiu to spalvingumo, nematau to spalvingumo, nejaučiu to gyvenimo skonio. Vat, pavyzdžiui, įsivaizduokim, vat yra šalia žmona, aš nejaučiu skonio būties su žmona, aš nejaučiu to skonio bendravimo su žmona, aš nejaučiu skonio sekso su žmona, vat yra draugai, aš nejaučiu skonio santykių su draugais, yra tėvai, aš nejaučiu skonį santykių su tėvais. Nu, vat, aplinkui yra tiek daug stebuklingų dalykų, o man Grybai, yra... pavyzdžiui. Neklauskit, iš kur žinau. Šiaip tiesiog. Ir spalvingumą ten sutikė visą kažką. Ir tada gaunasi tai, kad žmogui va, toks gyvenimas tampa beskonis. Ne? Ir tuomet reikia kažkaip pasiskaninti. Ir dažniausiai priklausomybės jos ateina kaip kažkas, kas sukuria tą dopaminą. Nu, galvojate, yra... Mažas 0,7. Taip. Delninukė tokia. Taip. Vienas, kur pasistatai namie, grįžęs po darbo. Ir protą atpalaiduoja. Atpalaiduoja visiškai, absoliučiai. Gerai, važiuojam toliau. O, kaip tik vis dar apie alkoholizmą kalbam. Su vyru išsikalbam tik išgėrę. Ar gerai, kad taip, ar tai žalinga santykiams? Nu, aš nesu dar girdėjęs, kad išsikalbėjimas gali būti žalingas santykiams. Jeigu alkoholis padeda išsikalbėti, tai ačiū Dievui, bet alkoholio metu, atsipalaidavus, turbūt užduočiau klausimą, tai yra vienas kitam, o kodėl mes galim išsikalbėti tiesiog tik prie alkoholio? Nes nesąmonė. Kitaip nesąmonė. Duok man atsipalaiduoti truputėlį ir tada galim kalbėtis kiek tik nori. Nu, tu galvoji, šiaip savo aš pasidėjau čia, nu, pavadinkim, nealkoholinio viskio. Tada aš klausiu, tai brangioji, kur aš tavo gyvenimą, tai realiai kasdienybė aš tau neleidžiu atsipalaiduoti, ne? Kur aš tave įtempiu, kad tu negali su manim būti atvira. Kur aš tave įtempiu, tai yra kur... Vat kas tokio vyksta realiam gyvenime, kad vat būtent reikia to stikliuko tam, kad tu šalia manęs atsivertum? Panašu, kartais reikia. Bet jeigu tai padeda, klausimas, kiek kartų per savaitę to reikia, va čia yra toks... Jo, bet mano akimis siektinumas turėtų būti galimybė atsiverti ir be tų velnio lašų. Būtina, nes realiai blaivių protų galima išsiaiškinti tas problemas, kurios kamuoja santykiuose dažniausiai. Gerai, važiuojam toliau. Iš kur žinoti, kad santykių tęsti nebeverta? Bet čia labai abstraktus klausimas, čia reikėtų gal situacijos tam tikros. Gerai, pavyzdžiui, mažos detalės, ten neišneštos šiukšlės, nesutvarkytas tūlikas, pavyzdžiui, namų ruoša irgi visiškai tik ant moters pečių, vyras nieko nedaro ir žinai, kai tos detalės po truputį jos kaupėsi. Ar užtenka vienos kertinės kažkokios? Nekalbu apie išdavystę, aišku, bet ar tos detalės dedasi, mes jas kaupiam ir paskui pasižiūri, kad būtų aiškiau, sužaiskim tokį žaidimą. Tu papūk moteris, aš pabūsiu vyras. Pradėk priekaištau dėl. Žinai ką, brangusis, dar kartą neišneši šiukšlių, aš tau paskau eisiu pas kaimyną. Aš tau sakau. Tikrai. Tai yra, pirmas klausimas, kurį klausiau, tai yra, o kodėl aš turėčiau jas išnešti? Nes aš prašiau, jeigu ką. Jau nuo vakar neišneštos, mūsų pilna pridėta visų, ten jos jau kaupia kiaušinėlius. Brangioji, aš tavęs prašiau 6 minėtus per dieną padaryti ir pusryčius pietus vakarienę. Ne, tai palauk, o tai šiukšlės ar išneštos? Šiukšlės tai neišneštos, gal kai išneši ir bus? Nu, žinai, man sakyčiau taip, kad man tavo toks paliepus tonas man yra nemalonus. Tai vat ir... Ir vėl jam nemalonu. Man yra nemalonu. Ir kai aš taip jaučiuosi... Tai ką man padaryti, kad tau būtų malonu? Nu, prieiti kitaip, paprašyti. Nu, gerai. Nereikalauti, paprašyti. Nu, kai paprašysi gražiai, aš tave labai stipriai myliu, ne? Bet aš nunešiu šiukšlės tuomet, kai ateisi ir paprašysi, nuo tuomet, kai pradėsi reikalauti iš manęs, ką aš turiu daryti, ko neturiu. Na gerai, mažiukai, susitarėm. Gerai. Gal šiandien vakare kažką tai įdomiau nuveiksim truputėlį. Gerai, važiuojam toliau. Labai daug kas anonimiškai nori klausti.
Tai kaip rekomenduojate poroje dalintis finansinius reikalus? Ar yra kokie palankesni metodai? Kas yra palankesni metodai? Žodžiu, aš kaip suprantu, čia klausia apie finansinius reikalus. Kiek tai turi būti 50-50 dalykas? Žinot, vėlgi kalbėti galiu apie idealų atvejį. Idealus atvejis yra tuomet, kai du žmonės susitinka, jie jaučia, kad jie yra viena, kad jie eina per gyvenimą kartu ir kai jie jaučia, kad jie abu dirba, uždirba ir kad tai yra abu, kad tai yra bendri pinigai ir viens kitą supranta, viens kitą jaučia ir atsakingai leidžia tos pinigus kartu. Tai yra kažkiek atneša, kiek uždirba. O reikalingas tas bendras biudžetas, kuris galbūt kaip taupyklėje veiktų, kad davai, sudedam po atlyginimo, ten po 100, tarkim, eurų ir pasiliekam bendriem kažkokiem poreikiam. Mes visi turim labai skirtingus ego. Labai. Kuo tas ego yra didesnis, tuo gyvenime daugiau taisyklių įvairių, tuo mažiau natūraliai santykiai vyksta, tuo mažiau pinigų leidimas vyksta. Atsiranda aš noriu, man taip turi būti, aš noriu rankinuko, aš noriu kažko tokio. Ir kuo žmonės labiau auga, kuo jie labiau galbūt pradeda žiūrėti gyvenimą iš tokios galbūt dvasinės perspektyvos, mažiau tokios išorinės perspektyvos, tie pinigai jie tokie tampa, čia apie idealų atvejį. Tai yra toks, tiesiog jie yra ir yra. Reikės pasiimsim, reikės ten kažką nusipirksim, panašiai ir, toks konflikto dėl pinigų tada nebūna. Bet labai dažnas atvejis, kai sutinka materialistus, bet patologinius materialistus. Tada prasideda ir tada reikalingos atsiranda ribos, tada gaunasi natūraliai nesigauna, natūraliai nesigauna. Tuomet prasideda tie atvejai, kai svarbu tartis, svarbu braižytis, svarbu kalbėti, išsakyti poreikius. Ir vėl atsimušame į komunikacinius dalykus. Į komunikacinius dalykus. Absoliučiai. Kaip tik prakalbai apie ribas, tai Kristina klausė, su antra pusė perženginėm vienas kito ribas. Kaip jausti, kada jų neperžengti? Labai abstraktus vėl klausimas. Kaip jausti, tai yra, pas man yra pojūtis taip, kad arba aš leidžiu peržengti savo ribas, arba aš neleidžiu. Tai yra, tai kad kitas žmogus perženginėja mano ribas, tai nėra jo reikalas, tai yra mano reikalas. Tai yra, ir jeigu aš leidžiu tai pereidinės, jeigu aš kaip žmogus gali pereidinėti mano ribas, jeigu aš iš tikrųjų neleidžiu? Kaip? Bet gal dabar tu peržink mano ribas ir, aš ateisiu ir išeisiu tada, ar dar kažką. Tave pabučiuot? O aš sakysiu, ne, tu neperžeidinė, bet aš čia sėdėsiu, lauksiu. Tai yra... Toks pirmyn atgal. Ir vėlgi yra toks dalykas, kad lengva kaltinti kitą, kai kitas perženginė mano ribas, bet vėlgi užduočiau klausimą savo, o kaip aš tada veikiu, kas tai yra apie mane, kad aš leidau tam žmogui tokį turėti įprotį, peržengti mano ribas, negerbti ir kas tai vėlgi apie mane yra. Gerai. Toliau, ką mes dar turim? Vėl į individualią psichologiją pereinam. Kaip pakelti savo savivertę ir pasitikėjimą savimi? Apskritai, tas žodis savivertė, jis labai toks populiarus yra. Kaip aš suprantu savivertę ir mano, kaip ir dvasinis mokytojas, įskiepė man tokį požiūrį, tai kad savivertė tai yra apie tai, apskritai kiekvienas žmogus yra tokia būtybė, kuri jau yra pilna. Iš savęs yra verta ir mes esam visi lygiai verti. Ne? Bet savivertė yra... Lygiai verčiai visada. Taip, bet savivertė yra apie tai, ant kiek aš gerai suprantu save ir kitus ir pasaulį. Ko aš plačiau, pavyzdžiui, žiūrėk, jeigu aš dabar eičiau remontuoti automobilius, ar mano savivertė būtų gera? Priklausomai kaip tu jausiesi. Kaip, aš blogai, aš nieko nemoku. Mano savivertė ten bus bloga. Žema. Taip, bet kuo aš geriau išmoksiu tą darbą daryti, to savivertė bus geresnė. Faktas, nes tu jauti, kad tobulėji. Taip, ir gyvenime yra lygiai tas pats, kad žmogus, kiekvienas žmogus aš matau kaip labai verta. Labai verta. Tik žmogus savyje, nematydamas savęs, nematydamas kitų, nesuprasdamas pasaulio, jis save įsuka į kažkokius tai tokius filosofijos scenarius panašiai ir protas, patį jį numenkina. Tai yra, ir užtat gyvenime svarbu tam, kad savivertė susigrąžinti, pavadinkim, tai yra kuo geriau save suprasti pasaulio ir kitų. Viskas.
Iš esmės, jeigu tu tobulėjai ten, kur tu nori, ten tavo savivertė augs ir tu jausiesi... Asmenybiškai tobulėti. Jo. Dvasiškai, asmenybiškai, žmogiškai, viską, daugiau nieko nereikia. Va, mes nepalėtėm to dvasinio tobulėjimo temos. Dvasinis tobulėjimas irgi neapibrėžtinas, manau, labai filosofinis dalykas. Kaip pasiekti savo vidinę harmoniją, tą dvasinę harmoniją, apie kurią visi daug kalba, bet to tikrojo metodo taip ir neatrado. Nes, pavyzdžiui, man buvo toks variantas, kad aš sutikau savo labai gerą draugą ir man jis padėjo, buvo kelrodė žvaigždė. Ir galiausiai atradau tokius hobius, ten kaip išėjimą į mišką pasivaikščioti, pabūti su savim, tada dviračiu pasivažinėti. Ar tam tikri hobiai gali tau suteikti dvasingumo, tos vidinės harmonijos, bet aš spėju, kad tai vieno žmogaus kažkoks tai veiksmas, kur tu būni vienas, ne socialinė aplinkoje. Tai, kad mes dabar sėdim ir bendraujam, žiūrim viens į kitą ir dalinamės, stengiamės nunešti kažkokį tai žinutę, jau tai yra dvasingumas. Dvasingumas tai yra daug plačiau, tai yra ir... Mano mokytojas sakydavo tai, kad ko žmogus yra arčiau žmogaus, tai jis yra arčiau Dievo. Tai yra, kad ko mes esam toliau nuo žmogaus, savo ego, savo vertinimais, to mes esam toliau jo ir to mes gyvenime išgyvensim didesnį nerimą. To mūsų vidumi bus sunkiau. Tik mes tą Dievą skirtingai suprantam. Jo, čia yra vėlgi filosofija. Vieni tai Dievu vadina, kiti ten kažkokią sąmonę, dar kažkas. Čia irgi vėlgi filosofija, tikėjimo klausimai. Jo, yra, kur žmonėm religiniai dalykai padeda. Jo, bet kai... Nes kažko tikėjimas, aš manau, yra sveikas dalykas. Ateina toks momentas, kai viduj daug dalykų, atrodo, susitvarkai, viskas gerai būna viduj, bet pradedi jausti, kad kažko trūksta, kažko tuščia. Ir toks tada pradedi galbūt tada pajausti ir suprasti, kad gyvenime galbūt daugiau yra kažkas nei tie išoriniai materialiniai dalykai. Ir kai žmogus tą pajaučia, tuomet atsiveria tokia nauja sfera dvasinio pažinimo ir bet kol mes neatsižaidžiam kažkoks tai tokiais žaisliukais, ego dalykais šiam gyvenime, tol tą ribą nėra lengva pasiekti. Taip, paminėjai žaisliukus. Vėl grįžtam prie sekso. Jaučiu visiems čia patinka ta tema. Kiek seksas santykiuose yra svarbus? Santykiuose svarbus yra, kaip dalinausi, tai yra emocinis artumas tarp dviejų žmonių. O seksas tai yra toks... Bet kiek, tarkim, procentaliai santykių gerovės gali sudaryti seksas? Procentaliai paimk, plius minus. Tai nėra apibrėžtina. Man net sunku. Sunku pasakyti. Tas pasklausimas, kiek procentaliai apsikabinimas gali turėti įtakos. Čia jau individualus dalykas. Ir seksas irgi yra individualus dalykas. Vieniems svarbiau, vienam tai yra svarbu. Vieno meilės kalba labiau yra per artumą fizinį kažkokį tai. Kita tai yra per pokalbius. Labai yra individualiai. Ir yra porų, kuriom ten reikia, nežinau, mylisi 4 kartus 5 per savaitę ir jų tai yra kažkokia meilės išraiška. Pas kitus yra 1 kartas per 2 savaitės ir jiem artumui ir artimumui to pakanka, nes jie tos šilumos meilės pasisotina iš kažkokio santykiuose. Yra kažkas yra suteikta papildomai, kad nebūtinai atsimušti į seksą ir į tuos kūniškus malonumus. Visi mes labai individualūs esame ir... Taip, toliau. Visi anonimai. Galit kas nors prisistatyti nors kartą? Aš nesuprantu. Anonimus. Gerai. Kaip nepamiršti savęs santykiuose, kai norisi vien tik rūpintis ir skirti laiką antrai pusiai? Mes pradedam save pamesti santykius ir gyvenimą, kai mes nustom jausti save. Čia yra iš karto tokia prieštara. Kaip aš galiu prarasti save, kai aš noriu rūpintis? Tada toks gaunasi... Tai kuo aš noriu rūpintis? Savim, kitų žmogumi, ar aš rūpinusi per jėgą? Jeigu aš nejaučiu savęs, tada aš tokia kaip marionetė, tai yra darysiu tai, ko iš manęs tikisi. Aplinka, žmonės, ten kažkas ir tame aš kentėsiu, ir tame aš jausiu nuoskaudas, ir tame aš užsidarinėsiu. Bet kai aš savyje susidėlioju vertybės, aš pradedu suprasti, kas aš, apie ką tie santykiai, apie ką tas gyvenimas,
kur mano kelias tam gyvenime, ne? Ir tada aš pradedu aiškiai jausti save, tai tuomet, pradedi jausti, kur tu gali dėti rūpestį, kur ne, kur tai eina iš vidaus, kur neina iš vidaus, ne? Tai yra... Bet tą balansą nėra labai lengva palaikyti, kadangi vėl atsimušam į tą teoriją gauti duoti, kadangi kai tu nori duoti daug, tu nori to paties ir iš savo čia lengvo partnerio. kelio nėra. Čia lengvo. Mano akimis taip, kad žmogus, šitą gyvenimas, čia nėra rezultatas. Gyvenimas tai yra kelionė. Jeigu tik tai mes pradedam mąstyti, kad turim pasiekti kažką idealaus ir idealius santykius ar kažką, jau mes pralaimėjom šitą gyvenimo žaidimą. Gyvenimas tai yra toks procesas, kuriam arba gyvenimą priimam kaip procesą, bet jeigu mes tik tai laukiam rezultatų, mes jau nebebūnam čia ir dabar. Mes jau būnam, gyvenimas ne apie tai. Ne. Taip. O, plastinės operacijos. Sveikos atvykę. Plastinės operacijos atrodo, kad padės atsisakyti kompleksų, ar tik apgaudinėjus save. Daug dvejonių. Labai dvejojo žmogus, žinau. Labai. Nes daug žmonių kompleksuoja dėl savo išvaizdos. Tai yra sutinkamas dalykas bet kur. Ir tos plastinės operacijos jos tikrai gali pagerinti savo savivertę, manyčiau. Taip? Vėlgi, yra iš tikrųjų galbūt, čia irgi taip, aš tai žiūriu iš tokios perspektyvos, kad mūsų yra vidus, siela ir panašiai. Tai yra kūnas, tai yra tai, kas mus nešioja šiam pasaulyje, šiam gyvenime. Ne? Ir mes to kūnu mes turim rūpintis. Nes kūnas kaip instrumentas bus, jo labiau pasirūpinta, tuo mums vidumi bus lengviau tam kūne. Mes jausimės aukščiau gal truputį už kitus. Norėsim to dėmesio vis tiek. Kiekvienam norisi dėmesio. Jeigu aš darau plastinę operaciją dėl to, kad man norisi dėmesio ir galbūt mane labiau kiti mylės, vadinasi, aš jau pralaimiu. Bet jeigu aš tiesiog jaučiu, kad kažkur man yra diskomfortas, kažkur man pačiam yra nemalonu, nejauku, man nesvarbu dėl kitų, bet aš darau, nes aš jaučiu, kad man tame bus lengviau ir geriau kažką priimti, kažką būti, tuomet aš už plastinės operacijas. Bet jeigu aš tai darau dėl to, kad gauti meilę iš kitų, Bet jei tai padeda žmogui jaustis geresniu, žinai, tai čia yra tai problema, kad problema yra tame, kad mes tengiamės būti geresni viens už kitą, nors mes visi esam lygus. Jo, ir problema tame, kai mes to nejaučiam, kad mes esam tas pats, žinai, gyvenime aš matau, tai yra, man tokia metafora, galvoju, aš matau, kad gyvenimas tai yra, jūra, įsivaizduok, yra jūra ir yra bangos. Ne, bangų gyvavimo trukmė yra kokia? 3 sekundės, 5 sekundės. Priklausomai nuo bangos. Ir įsivaizduok, mes dabar iš šono stovim ir žiūrim, kai banga viena su kita konkuruoja, kuri yra didesnė. Nors po 3 sekundžių visos susilies į tą pačią jūrą. Į tą pačią jūrą. Ir vėl taps viena. Tai iš esmės nelabai mes čia ką ir įrodysim. Apskritai konkuruoti, kaip aš matau pasaulį, tai yra absoliučiai beprasmiška. Ta natūralumas gal... Taip, nes kai mes konkuruojame, mes netenkam malonumo tų 3 sekundžių, mes netenkam malonumo gyvenimo. Mes netenkam savęs, mes pasimetam. Mes norim kažką įrodyti visą laiką. Ir mes tada nusisukom nuo esmės ir nuo gyvenimo, ir nuo savęs. Gerai, keliaujam toliau. Vis dar anonimai, nei vieno žmogaus, kuris paklaustų savo vardu. Gerai. Įdomus. Ar būtina žinoti, kokia vyro alga? Jis slepia, nenori atskleisti. Klausimas, kodėl? Bet vėlgi užduočiau klausimą, kas tai yra apie mane, kad vyras manimi nepasitikė. Čia apie pasitikėjimą. O sveikai yra klausti algos, kiek vienas kitą uždirba? Aš pats esu suinteresuotas su žmona pasidalinti, kiek uždirbu, kiek pas mus yra finansų, kokia yra galimybė susėsti, pasukti galvą, kas mes su tais pinigėliais darysim, kaip mes toliau judėsim šiam gyvenime, mesgi komanda esam. Bet kai aš nejaučiu, kad mes esam komanda, kai aš jaučiu, kad galbūt nori man pakenkti, iš manęs nori atimti, tada aš pradedu normalu, kad vyras pradeda gintis ir pradeda nepasakyti, nedasakyti, nes atsiranda gynybos mechanizmas tam tikras. Ir
Ir čia vėlgi tai yra apie santykius, ne apie pinigus. Tada kyla klausimas, kas vyksta tarp dviejų žmonių, kad vienas nori gintis. Ne? Ir, jo, bet aš galvoju, čia moteris, manyčiau, kad klausė šito klausimo. Žinau, įvairiai būna ir... Būna ir atvirkščiai. Būna ir atvirkščiai. Esi turėjęs porų, kurios nesutarė būtent dėl to, kad, pavyzdžiui, nesako man algos, kiek uždirba, arba nesako, kur eina, ką daro. Kai nėra pasitikėjimo ir atvirumo, tai yra labai normali praktika. Nes, manau, pats turi pasisakyti. Yra kaip, aš nesakau, pavyzdžiui, jeigu aš esu vyras ir aš taip bandau pajausti, aš nesakau apie savo algą, tai yra apie tai, jeigu aš bandysiu save saugoti. Tai yra, ir tada atsiranda taip liūdna, kad blemba, aš gyvenime pasirinkau žmonai taip ir gyvenimą ir su ta moterį man reikia saugoti. Ir būdamas tas pats vyras, kur aš nesakau, čia irgi yra apie du. Vat moteriai užduočiau klausimą, tai yra, kas tai yra apie mane, ne, kad vyras mane saugosi. O iš vyro pozicijos užduočiau irgi tokį klausimą, kas tai yra apie mane ir mūsų santykius, kad man reikia saugotis nuo moters, kurią pasirinkau savo žmoną. Ne, ar aš kažko aklas, kažko nematau. Ar aš kažko nemačiau, galbūt aš egoistiškai kažkaip ją pasirinkau, o galbūt aš, kas čia tokio, aš ją pasirinkau gyvenime, aš ją mylėjau, aš su ją susitokiau, tai yra, o dabar man reikia nuo jos gintis, ne? Jo, nes tai savotiškas puolimas yra. Tai kokiu galu apatinio aš žiūrėjau kažkada, kad pasirinkau tokią moterį, ne? Nes graži. Nu, bet kaip ir minėjau, už instinktus vyrai visada brangiai labai susimoka. Jo, būna stipriai, būna. Neslėpsim. Gerai, turim dar vieną. Kaip kalbėti su vyru, jei jis mane įskaudina ir sako, kad aš pati dėl to kalta. Mano problemos, kad per jautriai reaguoju. Nu, kaip, vėlgi tai yra toks, per jautriai tai yra, tiesiog tai rodo tai, kad vyrui sunku empatiškai pamatyti moterį, kad per jautriai tokio dalyko nėra. Mes reaguojam, žiūrėk, pavyzdžiui, dabar, nežinau, marškiniai suplyšta. Ne? Tai yra, vienam tai yra nusispjaut, o kitas gali apsiverkt. Čia daugam patiktų, manyčiau. Taip, ir pavyzdžiui, ir pasakyti, kad tu per jautriai reaguoji, tu taip išgyveni tą, kaip per jautriai. Galbūt aš taip nereaguočiau, bet jeigu tu taip reaguoji, vadinasi, tu taip išgyveni ir jautiesi. Taip, ir tai rodo tai, kad vyrui sunku priimti tos jausmus, o moteriai, tai, kad jie užduoda klausimą, tokio rodo tai, kad jai sunku irgi pamatyti vyrą, kad jam yra sunku priimti ir būti su jos jausmais. O negali būti, kad ji pati prisileido prie viso to? Prie ko? Prie būtent to, kad vyras sako, kad čia tavo yra problema ir kad tu per jautriai reaguoji. Man čia yra labiau apie tai, kad du žmonės nemoka būti vienas su kitu. Man tai yra apie tai. Tikėtina, kad jums gerai nesibaigs. Gerai, toliau. Kaip susigyventi su savim ir savo jausmais, kai vyras nemoka priimti atsakomybės ir atsiprašyti už savo veiksmus, žodžius, kurie įskaudina ar įžeidžia? Ir čia vėl empatinis dalykas, taip? Čia apie tą patį. Apie tą patį, absoliučiai. Tai yra, kad aš užsidarau savo tiesoj, yra tik mano tiesa, kito žmogus, jis ten nesąmonės, netaisyklingai jaučia, netaisyklingai kažką, jis turi taip nesijausti. Ne? Tai yra irgi patokį, turbūt neturėjimą patyrimo, tokio, kas tai yra ta empatija, tai yra apie tai. Ir... Gerai, mes į tą patį atsimušėm. Kitas. Jaučiu atšalimą nuo partnerio, nesinori jam pasakoti net paprasčiausių kasdienių įvykių. Kaip taisyti situaciją, kai vyras nepastebi, kad kažkas negerai? Kaip, vyras nėra kažkoks telepatas, ne? Tai yra ir... Klausimas, kiek jie laiko jau gyvena kartu, kad jis vis dar nepastebi. Ne, turbūt vėlgi užduočiau savo klausimą, jeigu aš neprisileidžiu žmogaus šalia savęs, tai yra užduočiau klausimą, kokias aš nuoskaudas laikau. Vis tiek tai yra, kai aš neprisileidžiu, vadinasi, yra siena. Taip. Jo, ir tada bandyčiau atsakyti savo klausimą, kokią sieną ir ką aš pasistačiau, jeigu pas mane yra iliuzija, tai yra, kad vyras ten telepatiškai nuskaitys, ko aš noriu, mano lūkesčius ir panašiai, tai yra, taip niekada nebus. Tai galbūt aš neiškomunikuoju, galbūt aš iškomunikuoju, bet taip agresyviai iškomunikuoju, kad vyras nėra linkęs tą išgirsti, o galbūt vyras dar nemoka tą išgirsti, galbūt
Arba galbūt jam nelabai ir norisi išgirsti. Nu, čia irgi savi niuansai tai yra. Ir dažniausiai aš žiūriu taip, kad vis tiek du žmonės gyvenime susitinka, nu, vat, pavyzdžiui, pradeda draugauti su mergina ir jūs pradeda draugauti. Jūsgi pradeda draugauti ne tam, kad sugriautumėt vienas kito gyvenimą. Ne, tikriausiai, kad statyti pradėtų. Todėl, kad pradėtumėt statyti ir vat gaunasi taip, kad pradinė intencija tai nėra vienas kitam pakenkti. Ir aš žiūriu taip, kad jeigu iš šono atrodo, kad mes vienas kitam kenkia, nu, vat, vyras ateina, vat, mes pragyvenom su vyru 10 metų, čia iš pradžių mes vienas kitam pakenkti noriu, dabar jis nori man kenkti, ne? Nu, aš netikiu tuo. Gali būti, kad kažkoks tai rezultatas, kažkokios santykių, prikauptos nuoskaudos, pyktis dar transformuojasi kažkokie tai pykti į kažką dar. Bet čia žmogus, nu, vat, mes norėjom vienas su kitu būti, o dabar pist po ten keletos metų jau nori man kenkti. Nu, aš nesu to matęs. Tai atsiranda dėl priežasčių tikėtina. Tai ne šiaip savo. Aš esu to įsitikinęs. Gerai, toliau. Kartu jau 5 mėnesiai. Vyras labai kuklus, apsistatęs sienomis, kas neleidžia tapti artimiems. Ar tai normalu? Aš iškart pasakysiu, man tai nėra normalu, aš manau. Nu, bet ar čia kuklumas, ta savybė dažnai kiša koją? Bet įsivaizduok, aš esu berniukas. Ne? Dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, turiu mamą, įsivaizduokim, kuri turėjo irgi šaltą mamą. Ne? Vat, įsivaizduokim, mama mane myli, bet jie yra kažkaip, ji nemoka mane apkabinti, pažiūrėti mane akis, pasakyti, Erikai, myliu tave, kaip tu jautiesi, kas tavo širdelėje vyksta ir panašiai. Ir įsivaizduokim, tokio patyrimo nuo vaikystės aš neturiu. Aš jaučiu, kad mama labai mane myli, ten padaro valgyt, nežinau, ten nuperka, ko reikia, pasirūpina ar visko, vat meilę aš jaučiu, bet artimumo aš neturiu patyrimo. Neturiu patyrimo atsiverti, neturiu patyrimo pasakyti, kaip jaučiuosi. Ne? Ir tuomet normalu, kad kai aš susitinku su moterim, ne, kuri vat, yra atvira, aš būdamas tas vyras, aš nežinočiau, ką man daryti, kaip daryti, čia manęs klausia, o ką čia man atsakyti, kaip čia turi atrodyti, nejauku. Nu, šiandien yra neįprasta tas. Ir turbūt aš žiūrėčiau tos perspektyvos, kad, nu, matyt, moters turbūt prasmė ir tikslas yra per savo atvirumą, per savo supratimą, numokyti, matyt, tada tą vyrą to atvirumo. Nereikalauti iš jo to, ko jis, nu, šiuo metu nemoka. O sakyti, nu, aš suprantu, kad tau yra sunku, nu, būti atviram, nu, kabinamės už rankų, mokykimės to atvirumo kartu. Bet ar nėra sunku būtent prie tokio žmogaus prieiti, kadangi jis kuklus, jis tikėtina labai lengvai pažeidžiamas ir užduoti klausimą, kuris galbūt iššokiruotų, ar gali būti, kad jo gynybinė reakcija dar didesnė, pasidarys dar didesnė, siena pasistatys? Mano akimis čia priklauso nuo to, kaip aš prieinu. Jeigu aš prieinu su meilė ir empatija, aš nemanau, kad taip turėtų būti. Bet jeigu aš prieinu su tokiu priekaištu, kad tu čia šaltas, koks tu vyras, jeigu tu neatsiversi ten kažką, nu, normalu, kad tada užsidarytų. Nu, ir. Kaip ir priklausoma. Kaip ir priklausoma, turbūt. Toliau, kaip neturėti lūkesčių iš kito žmogaus? Kuo viduje jautiesi pilnesnis, ko viduje, visko viduje turi, nu, to mažiau reikia iš aplinkos ir iš kitų. Tai yra... Čia va, kai moki būti vienas su savimi, manau, tada ir to lūkesčio... Nu, kaip lūkesčiai, jie vis tiek yra bendražmogiški. Aš turiu pa žmoną ten lūkesčius, kad ten ištikimybės lūkestis, ne? Nu, turėtų bent jau būti. Taip, lūkestis, kad ten... kad ir jeigu yra susitarimai, kad laikysi susitarimų. Lūkesčiai yra normalu, bet yra, man atrodo, tokie bendražmogiški vertybiniai lūkesčiai, ne? Tai yra galbūt kažkokie tokie egoistiniai lūkesčiai, kurių, kai aš pats nusprendžiau, kad tas žmogus be mūsų bendro sutarimo turi toks būti, turi taip veikti, turi taip daryti. Aš manau, čia pas mus pačių galvoj tas lūkestis susidaro, kur tu nori to idealaus partnerio, ir tu nori, kad jis darytų tą, bet gal truputį reikėtų save nuslopinti ir realiai pamatyti, kas jis iš tikrųjų toks yra. Čia vėlgi yra apie klaidingą supratimą, apie ką yra apskritai tas gyvenimas, apie ką tai yra tie santykiai. Nu, jeigu yra pojūtis, kad santykiai tai yra kažkoks tai plaustas, nu, save gelbėti, save, nu,
Nu, taip nebūna. Taip nebūna. Aš net nebejoju, kad pabaigai, kad tu skaitai knygas. Taip? Daug spėjau perskaitęs, begalę. Mėgstu labiau klausyti. Klausyti knygų. Jo, audio knygas. Galėtum parekomenduoti mūsų publikai knygą, galbūt apie pačius santykius arba apie individualų augimą, jeigu bent kažką atsimeni. Jeigu neatsimeni. Nu kaip, pas mane dabar iš karto pojūtį atsirado viena knyga. Šiaip dėl knygų aš matau taip, kad aš su rekomendacijom yra taip, kad kiekvienai knygai, ne, tai yra, kaip sakyti, žmogus subręsta skirtingai. Užtat mano akimis aš turbūt taip pats ieškau knygų pagal tai, kas mane traukia to gyvenimo periodu. Aš net kai skaitau knygą, būna net ne knygą skaitau, o kažkokią tai dalį knygos, kuri tuo metu man yra aktuali. Jo, bet pirma, kas man kilo, kas man sukėlė tokį labai, man patiko, daugeliu nelabai patinka ta knyga, bet mano akimis ten yra labai daug prasmės, tai yra Dmitrio Trotskio, yra Kai aš nesu aš, kažkaip taip vadinasi. Uždėsi, manau, ant nuotraukėlę. Jo, vat pirmas, kas kilo, nes man atrodo, ten yra tokia, knyga, kur labai daug įdomių gerų dalykų parašyta. Apie gyvenimą, labai paprastai, labai taip, bet... Aš manau, tada su ta paslaptim ir paliekam žiūrovus. Ačiū chebrytė, kurie susirinkot, kurie nepabėgot, buvo žiauriai faina ir malonu. Nelaikykit klausimų kišenė ir toliau, o šiuo metu palieku jūsų Euroviziją. Nepabėkit iš kišenės, užsisakykit gėrimą ir pabendrausim dar po visko. Ate!